Sveiki gyvi dar kartelį. Šiandieną žadėjau dar parodyti, kaip mes pasodinsim rojaus obelaitę ir graikinį riešutą. Tai vat rojaus obelaitę jau pasodinom. Kol sodinom kelis kart filmavom ir vis nesigaudavo, tai vat jau nufilmuoju pasodintą, skiepytą ir su pasu, vadinasi Ola ir Algirdo Amšėjaus Medelins. Taigi, rojaus obelaitė džiugins į mus tiesiai va prieš nameliuko langus, raudonai žydės, raudonais obeliukais. Ir čia mūsų šitam beržinėlį, va, štai kaip jinai šičia įsikomponuoja. O dabar, taigi, sudėtingiausias sodinimas, tai yra riešutas graikinis, todėl, kad jo sodinimo technologija yra tokia labai įdomi. Mums paaiškino, kad po jo pagrindinė šaknim reikia padėti plytą raudoną. Vat ir mes dabar čia ją padėję ir sodinsim. Čia radom dar ir tokią vietą sodinimui, kaip tik kur gera bus. Čia kaip tik ir raudonų tų plytų gulėjo, valiojasi po žemę visokių suskėlusių. Tai va štai padėjom. Ar čia matysis? Va, padėjom raudoną plytą, po pagrindinę šaknim. Ir dabar mes ten ją užkasim. Užkasim ir šitas graikinis riešutas augs. O augs jisai tam, kad mes girdėjom, kad jisai atbaido uodus ir visokius kitokius kenkėjus. Tai čia kaip tik stengiamės truputį arčiau dar nameliuko, kad ramiai mes čia galėtumėm savo poilsiauti. Tai va štai tokie dalykai. Riešutėlis šitas jau užsikas ir šios dienos darbeliai mūsų bus baigti. Viskas labai šaunu, pagal planą, taip kaip norėjom, taip ir padarėm. Tai ką, šiandien tiek. Gandrai savo sėdi lizde. Diena rami nuostabi. Atsisveikinu. Iki kitų kartų. Ate.